Labas rytas ir laba diena, gerbiami merė, direktorių, vicemerė, pavaduotojai, tarybos nariai, svečiai, korespondentai. Pirmiausia, gal aš iš karto padėkosiu jūsų kaip aš įvertinu jūsų darbą. Ačiū jums visiems, kad Ukmergė gražėja. Daug padaryta darbų, daug yra visokių nuomonių, bet vis tiek, kaip sako, traukinys juda į priekį ir aš galiu pasidžiaugti ir naujų gatvių, kaip sakant, renovaciją ir kad jūs pradėjote Smetonos dvarą rekonstrukciją su jūsų pritarimu ir daugelį kitų darbų. Ačiū jums visiems. Norėdamas pristatyti kreipimąsi, aš gal paprasčiausiai perskaitysiu, jeigu bus klausimų, atsakysiu. Ukmergės rajono merui Algirdui Kopūstui, direktoriui Juozui Varžguliui, tarybos nariams. Kreipimasis dėl finansinės paramos projektui. Visuomeninė organizacija Vepriuose, labdaringa organizacija, remia Veprių bendruomenės poezijos joninių šventes, vaikų ir jaunimo projektus, globoja senelius, propaguoja Veprių krašto istorinį palikimą, globoja istorinius paminklus, telkia gyventojus, bažnyčią paminklų atstatymo darbuose. Šiuo metu įgyvendinamas Veprių švenčiausios mergelės Rožančiaus bažnyčios šimtmečiui paminėti projekto antrasis etapas. 68 metus bažnyčia neskambėjo varpai, kuriuos sudaužė vokiečiai Antrojo pasaulinio karo metu. Bokštas susprogdintas vokiečių 1944 metais Liepos 24 dieną. Ieškojome rėmėjų varpams įsigyti ir atstatyti. Vieną vidutinį varpą 220 kg išlietą Lenkijoje, vertė 22 000 litų, paaukojo Gražinas ir Romos Šaulių šeima. Pirmas varpas pavadintas bažnyčios pavadinimu Švenčiausios mergelės Marijos vardu. Didį 20 kg varpą nulietą Lenkijoje, vertė 36 000 litų, paaukojo Ramūno Garbaravičiaus šeima iš Kauno. Varpas pavadintas Kristaus vardu. Šiuo metu Lenkijoje užsakyti 130 kg 90 kg svorio varpai, kurių gamyba greitų laikų bus baigta. Darbų vertė 20 000 litų. Visų 4 varpų skambesys sudarys garsų gamą Salve Regina. Tai aš čia rašytas kreipimasis jau truputį pavėlavo, varpai jau bažnyčioje atgabenti, vienas varpas pavadintas palaiminto popiežiaus Androjo vardu, antras varpas pavadintas mūsų bažnyčios Švenčiausios mergelės vardu ir skirtas Bronislavų Lubio atminimui. Šį projektą remia Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, akademikas Zigmas Zinkevičius su žmona Regina, Ramūnas Garbaravičius su žmona Birutė, Romas Petras Šaulys su žmona Gražina, Saulis Tonkus su žmona Jolanta. Projektą paremė privatus asmenys. 4 varpų ir varpinių konstrukcija, kaina virš 100 000 litų. Veprių deltos klebonas Gintautas Naudžiūnas, VO SOS Vepriuose direktorius Šaulys, suderinęs su arkivyskupu Tamkevičiu, užsakė 4 varpų, 420, 220, 130, 90 kg kėlimo į Veprių bokšto varpinę projektą. Veprių bokšto varpinė. Projekto vertė apie 100 000 litų. Veprių bokšto atstatymo darbai. Aukštis buvo virš 22 metrų. Projekto vertė 1 milijonas litų. Projektą parengė grupė Atgimstantis varpai iš Alytaus vadovas Saulius Stulpinas, kurie jau 20 metų dirba bažnyčių ir visokių kultūrinių projektų atstatymo darbuose. Vepriuose yra kalvarijas, 305 kryžiaus kelio koplytėlės, 8 mediniai ir 1 geležiniai vartai. Kryžiaus kelio ilgis apie 5 km. Greta kryžiaus kelio yra Dievo motinos Sopulingusios stotis arba anot vietinių žmonių Marijos takeliai. Tai 12 paskutiniųjų kryžiaus kelio stočių. Kelio ilgis apie 2 km. Veprių kalvarijas vienas iš žymiausių tikinčių lankytinų vietų vidurio Lietuvoje ir, kaip mes sakom, kaip ir šventoji Meka.
Tikinčių katalikų Veprių bažnyčios pastoracinės tarybos gyventojų vardu prašome finansiškai padėti įgyventi šį projektą. Gyvenimo istorija atlygins jums už dėmesį, gerumą, šventą, geranorišką darbą. Visų prisidėjusių prie šio projekto fundatorių varpai bus įamžinti Veprių bažnyčios memorialinėje lentoje. Pasirašo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Ukmergės dekanas kunigas Gintautas Kabašinskas, Veprių deltos klebonas Gintautas Naudžiūnas, Lietuvos šviesuolis Jonas Žentelis, Veprių seniūnė Dalia Urbonė, Romas Šaulys, visi pastoracinės tarybos nariai, čia apie 15, visi sos Vepriuose nariai, 14, ir dar čia labai didelis pavadinimas, reiškia 5 moteris, Veprių švenčiausios mergelės Marijos Rožančiaus parapijos Marijos legiono, ligonių sveikatos, vadovė gyvo rožinė 20 žmonių grupė, vadovė ir karito vadovė aktyviausi šių organizacijų nariai, Zita Vendėlinė, Onutė Krikščiūnaitė, Felicija Rudokienė, Ona Kubilienė, Genė Augūnienė. Jie slauga ligonius, patvarka mirusius, tokia jų funkcija šito, kaip sakant, legiono. Šiems projektams pritarė akademikas Zigmas Zinkevičius, į savo ranką pasirašė šitus raštus. Aš labai atsiprašau už taip jau gausi, klebonas netikėtai susirga ir dabar man tenka atstovauti, kaip sakant, pasauliečiai, gal jis kažką tai daugiau pasakytų, ar kaip sakant, įsamiau kažką paaiškintų, bet aš galiu pasakyti, parodyti jums, kad čia parengti projektai, kurie kainavo apie 10 000 litų, reiškia 4 varpų įkėlimo į bažnyčią ir pačio bokšto statymą. Čia yra, reiškia, projektą padarė atgimsti varpai, kurie, sakau, 20 metų šitoje srityje dirba. Dar noriu pasakyti apie mūsų organizaciją. Per 10 metų padaryta nemažai darbų. Tarkime, ir Vepriuose, dar gal taip galima pasakyti mano šeimos finansavimo, pastatyti 5 paminklai, įvažiuoti Veprius, reiškia, stovit koplytstulpis, baltas kryžius vadinamas, statytas nukryžiuotasis, kainavęs nemažus pinigus, išdrožė Jonas Žentelis, pastatytas kalvarijams atminti rūpintojėlis, 160 metų prisiminti kalvarijas. Net pastatytas vokiečių kariams žuvusiems 44 metais paminklas. Nors jie, kaip sakant, iš kitos pusės susprogdino mūsų bokštą varpinę. Neseniai buvusi delegacija, 15 žmonių iš Vokietijos, su kuria mes dirbame jau 10 metų. Jie visuomet pažymė tą atvejį, kad buvo karas, buvo sunkus metas, nežinia, kodėl susprogdino tą bokštą varpinę. Aš jūsų prašau labai įdėmiai pasvarstyti šį projektą. Jeigu jūs matot, kad vienas žmogus kiek gali padaryti, nors aš ne visai pilnos sveikatas žmogus, bet suradau galimybę sukomplektuoti 4 varpus. Dabar reikalingi kiti darbai. Jau aš tokių išgalių neturiu. Nors gal vėliau kreipsimės, mes kaip su vokiečiais kalbėjome iki ponios Merkel, gal tenais važiuosim dar pas poną, reiškia, Sirvidį Jonas Achemą, kad nebūtų čia našta labai didelė mūsų Ukmergei, žinodamas tą sunkų biudžetą. Bet vis tiek reikia galvoti apie istorinį palikimą, kad pasiliktų mūsų anūkams, vaikams ir ateičiai. Daugiau aš neturiu ką pasakyti. Ačiū Jums už dėmesį. Gal yra klausimų.